Taigi šiandien yra pirmadienis. Noriu parodyti, ką veikiu visą savaitę darbo kambarį. Dabar yra po 9:13. Čia šiandien biškį buvo veiksmo. Po darbo su vaikais pažaidėm Taken. Parodžiau, kas per žaidimas. Patiko labai. Būtinai kelsiu video. Kol apsitvarkysiu, pasiruošiu darbui. Pasižiūrėkite. Ir tada įsijungsiu kompiuterį, pažiūrėsiu, ką pavyko šiandien parduoti. Pakuosim ir viską jums filmuosiu. Na, pasižiūrėk, ką mygtukai reiškia. Kad žinotum, kur... Aš turiu su tos kumščiais. Su kumščiais? Gerai, kaip nori. Auč! Aš atipis tovis. Gali, žiūrėk, aš galiu pasilenkti. O, nu tai nepataikai. Aš pasilenkęs? Pasilenkęs. Ova! Ne. Auč! Au. Truputėlį apsitvarkiau. Dabar įjungiu kompiuterį. Pažiūrėsim, ką išėjo parduoti šiandien. Niekas labai nepasikeitė nuo paskutinio karto. Kompiuterį tik tais nusipirkau, nes tasai senukas jau labai lėtai veikia. Tai kas dar. Čia gal monitorių padaugėjo. Nes nusipirkau, reikia pastatyti gražiai, kad neapsidaužytų. Čia vėl bardakas. Reikia viską dėti dėžutės. Taigi, pasižiūrėkim, ką čia mums parodys. Ups. Su laptopu žymiai greičiau užsikrauna, susitaupo laiko. 2 daiktai rodo, kad nupirkti. Pažiūrėkim, kas čia gavos. Ne. Čia mes gavau 2 pasiūlymus. Šitą puodą siūlo, dėtas už 37. Siūlo 25. Net nežinau, prieš 15 minučių. Tiek to reikia gal sutikti, jau ilgai guli, nebeatsimenu, kada pirkau. Ir dar vienas Atari monitorius. Savaitgalį siūlė už 20. Dabar siūlo 35, įdėtas už 70, bet aš jo nesu patikrinęs, nes ten yra šiaip rodo 60, čia netoks, ne, čia nesąmonės rodo. Šiaip jam po 100 dėta po 80, bet aišku veikiantis ten nufotografuota, kad... Bet čia aš matau, kad
Amerikonas perka USA. Net nežinau, ar sutikti ar ne, reikia pagalvoti. Kur jis čia gyvena. Kažkur čia. Šiaip ilgai guli pas mane, jis irgi jau gal pusmetį. Ne, gal po pavasarį pirkau, 4 mėnesiai kokie. Nu, pažiūrėkim. Pažiūrėkim paskutinių metų, kas jį pardavė, kiek buvo parduota. Paiešką įveskim tarę. Tokios kainos. Čia rašo dalims. Čia naudotas 74. Čia Nyderlandai. Amerika. Bet irgi untested rašo. Untested. Daugiau nėra. 1, 2, 3, 4, 5 tik tais. Paspauskim čia sold. Žalios kainos, tai reiškia parduota. Čia rodo per paskutinį mėnesį. 45. Bet čia dalims. Čia buvo aukcionas. Čia kažkas pigiai dėjo. Čia vėl aukcionas. Net nežinau. 35. 35 gal ir gera kaina. Nu, žodžiu. Reikia pagalvoti. Va, parašė. Fantastic opportunity for same very old equipment. Bandai kalbinti su pasiūlymu. Nežinau, 35 kaip ir normali kaina. Iš tikrųjų, žiūrint po kiek parduota. Tiek jau to, gal reikia sutikti. Tiek to, sutankam. Ką čia paspaudžiu netyčia? Accept. Tai va. Reiks tada pakuotis, čia kažkur guli čionais. Čia guli. Atsikratysim didelių daiktų. Ir dar keletą daiktų reikės įdėti. Šito dar taip ir nepatikrinau, užsakiau baterijas. Turėtų ateiti po 2 dienų. Reikės įdėti. Žodžiu, yra čia tų daiktų, reikia tik tais ieškoti. Valysim, šveisim ir fotografuosim. Einam ieškoti puodo. Skrinelė, kaip mato, tuščia. Visi daiktai sudėti čia. Čia yra kiemas. Kieme laikau nemažai daiktų. Reikės ieškoti, truputėlį nusikrausim. Vežimėlius, visokius košės. Vežimėlius lauk. Kol susirasim, ką nupirko.
Ir dar reikės keletą daiktų paieškoti, ką nufotografuoti. Kelsim rytojui. Puodas buvo šitoj dėžiai. Sun 3 box. Taigi, puodas rastas. Ar čia rankena kokia? Nėra čia rankena. Reikia pasidėti man. Reikia pasidėti ir kažką surasim. Ką nufotografuoti. Palauk, šitą gal ne. Reikia čia ieškoti. Žodžiu, tuoj surasim. Puodas jau čia, reikės jį supakuoti. Gražus, švarus. Ir dar radau DVD. Reiks patikrinti. Hot Wheel Monster Truck. Nufotografuosim. Ir dar 10 mašinyčių. Pažiūrėsim, kokia jų vertė eBay. Nesu kėlęs dar. Taigi, pakuojam. Spausdinam lipduką. Siūsiu per Evrę. Pirkėjas pasirinko Evrę, tai taip ir padarysim. Supakuota jau, pasverta. Gavosi 3 kg 100 gramų. Kainuos 5 svarai. 5 svarai 60. Ir tada reiks testuoti DVD. DVD jau pajungtas prie televizoriaus. Man atrodo, yra kompaktas kažkoks. Dovanų kompaktas. Tokio gal netikrinsiu, tikrinsiu šitą. Nors irgi baisus. Pažiūrėsim. Sonė kraunasi. Oplia, yra. Dabar galvoju. Ką aš padariau? Ne tą pultelį paėmiau. Nieks čia neveikia. Turbūt ne tas pultelis. Ant čia nais veikia. Kažkas kraunasi. Reikės pasižiūrėti internete prie to modelio, koks pultelis. Bus matyt. Viskas kaip ir veikia. Šalio. Viskas veikia, tarkim. Bent jau čia. Reikės pažiūrėti, koks pultelis priklauso prie šito modelio.
Gal pas save dėžutį turėsiu. Turiu šį keletą Sony. Sony. Reiks ieškoti. Keletą turiu, reikia išsiaiškinti. Radau pas save pultelį. Labai panašus, koks ir turėtų būti, bet truputėlį skiriasi. Čia tas ratukas turėtų būti viršui, bet šiaip viskas tinka, veikia. Tai va, kai kada gerai turge nusipirkti pultelių po svariuką ar po 50 centų, nes jų prireikia. Žodžiu. Bet vienas minusas, kad tokių DVD pilna yra. Be pultelio prasideda nuo 8 svarų, daugiausiai 10-12. Pats pultelis apie 6 kainuoja. Nu, šmės gaila, vis tiek nufotografuosiu, įkelsim. Bus matyt, gal už 12, gal už 14 su pulteliu. Greičiau nupirks, aišku, kompakt lauk. Mano kompaktai testavimo įkrovelė. Taigi, fotografuosim DVD. Fotografuosim DVD ir mašinytės kitai dienai. Taip atrodo mano fotografavimo aikštelė. Dar šituos nufotografuosim. Kasdien stengiamės įkelti po 3 daiktus. Puodas supakuotas, lipdukas užklijuotas, o amerikonas dar nesumokėjo už televizorių. Tikiuosi rytoj padarys ir supakuosiu. Va, koks kištukas. Neturiu kaip patikrinti. Tiesiog parašiau, kad nepatikrintas, švieselė užsidega. Kažkas ten zvimbia viduj. Maždaug tai parašiau. Reik laukt, kol sumokės ir siūsim. Ir aišku, reikia nusiųsti feedbacką, padėkot, kad nupirko. Ir šiandien dieną, pirmadienis, bus užbaigta. Toks mano darbelis. Atvažiavau į parduotuvę iškrauti elektronikos. Pagrinde televizoriai, mikrobangės, siurbliai, šaldytuvai. Žodžiu, įvairi namų elektronika. Viskas jau iškrauta, keliauju į antrą miestą. Šiandien 2 iškrovimai. Kągi, po 9:02 antradienis. Pažiūrėkim, kas svarbiausia, ką pavyko parduoti šiandien. Sakė, kad už televizorių sumokėjo 35, tai reikės pakuoti.
Ir pažiūrėsim, kas dar naujo. Ir vėl reikės supakuoti, kas svarbiausia. Nufotografuoti 3 daiktai. Pum, 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 pum. Kas čia? Kasetės 2. Ai, kamerai. 2 kasetės nupirko. Už televizorių sumokėjo ir batai. Motociklininko batai. Tai va, skubu pakuoti. Aišku, pirmą reikia susirasti. Eisim ieškoti. Čia rašo SON 1C. Tai reikės vėl eiti kiemą. O batai čia nais kažkur. Čia laikau batus, reikės ieškoti. Reikia eiti kiemą greitai. Ieškoti kasečių. SON 1C šitoj dėžiai. Šitoj dėžiai radau. Buvo kasetės. Ir dar paimsiu šitą grotuvą. Nufotografuosiu. Įdėsim rytoj pardavimui. Viską suradau, ką reikės pakuoti. Kasetės, batai ir televizorių. Taip pat dar pasiėmiau šitą striukę motociklininko. Reikės rytoj įkelti skaičiavimo mašinėlę. Ir Sharp kasečių grotuvą. Apvalyti, patikrinti ir sufotografuoti šiandien. Viskas jau supakuota. Dar žmona pardavė drabužėlį Vinted. Ir reikės tikrinti grotuvą. Išvalyti pirmą. Patikrinti ir sufotografuoti. Taigi pajungiu grotuvą. Ir vėl, kaip ir praeitą dieną, per AV jungtis ir nepasileidžia nieks. Šau. Kur vaizdas? Nėra vaizdo, 14-15 sekundžių, vaizdo nėra.
Balsas jungia, čia balts. Čia balts, čia geltonas, čia baltas. Ne, taip laidai sujungti buvo. Ne, super dubairė. Čia baltas, čia geltonas. Ne, čia geltonas. Nėra vaizdo. Ką daryti? Man atrodo, čia tik audio. Audio tik išeina. Reikės bandyti tikrinti per SCART. Žodžiu, antras dublis. Šiokia tokia klaidelė. Neapžiūrėjau, kad tenais audio išeitis. O aš sukišau AV jungtis. Dabar bandysiu per SCART jungti, tikrinti. Teko aukščiau užsidėti, nes laidas trumpesnis. Kas dabar neveikia? Kažkas ūžia. Atidavė kasetę, Rembo, antra dalis. Neveikia vis tiek. Ką daryti? Reikia tikrinti. Taigi, trečias dublis. Paaiškėjo, kad kištukas susidėvėjęs. Reikia smarkiau paspausti. Viskas veikia. Nieko baisaus, reiks aprašyme parašyti, kad jungtukas... O, čia kaip įdomu. Reiks gal pasižiūrėti Rembo. Taigi, žodžiu, reikia dar pultelį patikrinkim. Ups. Ai, stop, va veikia. Čia veikia, čia veikia. Čia veikia. Oi. Ką čia dar patikrint? Taigi nutrūko filmavimas, baigėsi atmintis.
Pultelis veikia, viskas tvarkoj. Ką reikės dar pavalyti ir sufotografuoti. Taip pat ir skaičiavimo mašinėlė. Rembo. Antra dalis. Pirma dalis yra įstrigusi šitam televizoriu. Nežinau, kaip ištraukti. Neišeina, tai nežinau dar. Kol kas naudoju žaidimams. Tegul būna. Reiks gal YouTube pasižiūrėti, kaip reikia šlupti, ištraukti. Ką, einu dirbti toliau. Viskas šiandien baigta. Sufotografuota, supakuota. Ir lėkiu miegoti. Šiandien trečiadienis. 9:40. Truputėlį vėliau grįžau po darbų. Pasižiūrėsim, ką nupirko šiandien. Mačiau liktais vieną prekę tiktais, bet gal daugiau. Reikės greit supakuoti. Orders. Taip, viena prekė, Simpsono telefono laikiklis. Reiks eiti į kiemą ieškoti. Radau telefono laikiklį Simpsono ir jisai neveikia. Buvau užardęs. Kažkas ten sugėdęs su mygtukais. Parduotas už 8. Ir dar radau keletą 3 daiktus, kuriuos nufotografuosiu. Ir žmona rytoj įkels į parduotuvę. Siuntiniai supakuoti, figūrėlė ir dar batus nupirko. Žmona įdėjo Vintedą. Ir fotografuoju. Nuvaliau, fotografuoju ir rytoj bus sukelti 3 daiktai į parduotuvę. Taigi šeštadienio vakaras. Po 9:22. Truputėlį apsitvarkiau. Buvo čia visokių žaidimų. Valymo tvarkymo. Po turgaus. Tai reikėjo apsitvarkyti, susidėti. Dar keletą čia daiktų. Apsivaliau. Laptopą reikės nufotografuoti. Bet pirmą reikia pažiūrėti, ką šiandien nupirko. Kaip matau, nieko.
Vakar penktadienį nefilmavau, bet supakavau 3 daiktus. Skaičiavimo mašinėlę nupirko, žiedus ir žaidimą, 20 klausimų. Šiandien ryte išsiuntėm prieš išvažiuojant į turgų. Ir vakar dar sufotografavau 3 daiktus. Šiandien įkėlė, kol važiavom į turgų. Tai pirštinės, Hot Wheel Monster Truck ir personal asistent. Čia toks kompiuteriukas, telefono knyga yra, kas čia dar yra, kalendorius aišku, šiaip užrašų knygutė, skaičiavimo mašinėlė, pasaulio laikai, keli žaidimai yra. Tai va, tuos įkėlėm, išsiuntėm. Šiandien nieko nenupirko, tai truputėlį dabar ramiau. Reikės laptopą nufotografuoti. Tada dar šiandien turgė radau šitą blokėlį. Dar kažką žadėjau. Neberandu. Ai, šitą dar dėžutę. Pavalysim. Dainuojančią. Tris daiktus nufotografuosim. Rytoj kelsim. Dar aišku pasikrapštysiu čionais. Reiks šitą Lego patikrinti, ar visos detalės, gal surinksiu. Devynios valandos. Šiandien sekmadienis. Greit užmėsim akį, ką pavyko parduoti. Kiek čia tų daiktų nupirko šiandien. Vakar vyko truputėlį nelaimė. Netyčia ištryniau senus video. Sargaus medžioklių. Taip, kad vienas video nuplaukė. Čia vakar muzikos dar klausiausi, truputėlį su Lego žaidžiau. Pažiūrėkime. Oplia. Taigi, striukė nupirko. Po to masažuoklis, kur šiandien įdėjom. Vakar turgę nupirkom, šiandien įdėjom 30. Telefonui pakrauti stovas ir Olympus diktofonas. Tai va, reikės eiti ieškoti. Čia parašyta S1. Galim bandyti greit surasti. Tarp šitų visokių nesąmonių. Šitas nupirktas. Ir kitus reikės. Va, viską radau, ką nupirko šiandien. Skausmo malšiklis, žodžiu,
30 svarų. Čia diktofonas, telefono kroviklis ir striukytė, motociklininko su apsaugom. Greit viską supakuosiu. Supakau vieną siuntinuką, 600 gramų. Tai bus siuntinys iki kilogramo. Čia truputėlį su lego žaidžiu. Statau malūnsparnį. Renku iš detalių. Kol krovės telefonas, nes prieš tai užgeso. Taigi, perkam lipduką. Čia taip, iki kilogramo. Jodelį man siūlo. 2 svarai 70. Ir tu atsispausdinsim. Dabar jodelis pigiausias. Anksčiau būdavo Ivris. 20-30 centų skiriasi kainos. Ir ką, ir užkliuosim lipduką. Vienas siuntinys bus paruoštas. Liko dar 3. Viskas supakuota. Kol pakavau, dar nupirko navigaciją. Pasiūlė 20 svarų. Mes buvom įdėję už 28. Tai nusiunčiau 24. Tai sutiko. Ir pabaigiau dėti lego lėktuvėlį. Taigi, tokia ta savaitė buvo. Kaip visuomet naktinėjau čia. Jau 12. Lygiai 12. Rytoj prieš darbą viską išsiųsiu. Apie 6 ryto. Ir geros savaitės jums. Ir iki greito. Sunday, Tuesday. Atomai, tu pasiruošęs? Adomai, Gerai. baik. Just let's now daddy and go. Huh? Šitas mano.